Pakalbėkime apie sintaksę. Daugelis iš mūsų esame girdėję mokykloje, kad sakiniai gali būti skirstomi į sudėtinius prijungiamuosius ir sudėtinius sujungiamuosius sakinius. Taigi, kodėl toksai skirstimas yra? Kai mes kalbame apie sudėtinius sujungiamuosius sakinius, paprastai turime omenyje, kad yra sudėti, sujungti du sakiniai savarankiški, kurie vienas nuo kito nepriklauso, ir mes juos galime atskirai paimtus visiškai suprasti. Pavyzdžiui, autobusas atvažiavo laiku, bet į darbą aš vis tiek pavėlavau. Atskirai paimtas sakinys autobusas atvažiavo laiku yra visiškai visiems suprantamas. Kai kalbame apie sudėtinius prijungiamuosius sakinius, mes turime omenyje, kad vienas sakinys yra ne visai savarankiškas, priklausomas nuo kito sakinio, kuris yra vadinamas pagrindiniu sakiniu ir atsako į klausimą kylantį iš jo. Pavyzdžiui, prieš tai esantį sakinį galime pakeisti šiek tiek ir padaryti sudėtinį prijungiamąjį. Nors autobusas atvažiavo laiku, aš į darbą vis tiek pavėlavau. Atskirai paimtas sakinys, nors autobusas atvažiavo laiku, būtų ne visai suprantamas, ką turime omenyje, ką čia norime pasakyti. Visą tai mes galim palyginti su paprastais tais buitiniais dalykais. Tarkime, jeigu mes turime nutrūkusią virvę, pabandome ją surišti, sujungti ir gauname vėl tokią pat buvusią virvę. Tai būtų sujungimas tarsi. Jeigu prie tos virvės dar bandytume pridėti kažkiek kitos virvės, kitą virvę pririšti, tai jau būtų lyg ir prijungimas, nes pridedama dar papildomai kažkas.